Labadiena, regbio mėgėjai, sveikiname su jumis iš Vilniaus. Geležinis Vilkas šiandien priima Šiaulių vairą Galvijų Pojai. Pergalė, tai ko reikėjo, nervingas rungtynės. Ką labiausiai išskirtum, kas veikia, kas tą pergalę atnešė? Vienareikšmiškai tai tas šiandieną buvo tokia psichologinė kova ir žinom prieš varžybas, kad būtent tai ir bus lemiamas faktorius ir likus ten 5 minutėm, kai dar atsilikinėjom ir buvom prie pat jų vartų, buvo trumpa pauzė, tai suėjom visi ir sakom, kad turim paskutinę progą, tai arba išnaudojam ir top ketvirtas dar kaip ir neprarastas, arba nukabinam nosis ir pasiduodam. Tai labai džiaugiuosi už vyrus, tikrai didžiuojas, kad susitelkėm visi, kai reikėjo, išpildėm tą ataką ir paskui pabaigoje paskutinės 2-3 minutės kantriai ir užtikrintai užsidarėm kamuolį ir užbaigėm varžybas. Iš esmės visas rungtynės pirmavot, gale vairas išsiveržė į priekį. Kiek buvo tas kritinis momentas nesugriūt, ne tik šių rungtynių prasme, bet visam sezonui turbūt? Taip, tai jo, pirmam kaip ir visas rungtynės daugumą laiko, bet visiškai to nesijautė. Priešininkas laiką lipo ant kulnų, tie keli taškai persvarai visiškai nieko nereiškia. Tai tikrai nervinis, psichologinis tokios rungtynės. Tai sakau, džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti šitą testą. Treneri, toks artimas pralaimėjimas, tokia situacija visą laiką atrodo, bet kuri situacija galėjo viską nulemti. Tos situacijos čia labiau pačių klaidos, ar į varžovus reiktų žiūrėti, kad žaidė gerą regbį? Tai ne, tai mes atidavėm tą pergalę. Tai realiai, paskutinis 8 minutės gal. Tokie keli momentai, kurie tą nulėmė. Kaip ir turėjom ten tą taškelį pliusą, bet atidavėm jį. Tai apmaudu yra, bet, kaip ir sakiau, mes priemam taip kaip pamokas, klaidas. Šį kartą vietoj, tą kartą gal būsimės, kai išmoksim mažiau klysti. Antras sezonas iš eilės pralaimėt Vilniui, kažkuria prasme neparankus varžovas Vilkas? Ne, kodėl? Tai parankus varžovas, tai ar tai reiktų žiūrėti 2 metai iš eilės, tai 2 metai iš eilės Geležinis Vilkas nėra finale, bet mes esame finale, tai gal. Jeigu apskritai kalbėsim apie rungtynes, kas jūsų manymu labiausiai veikia arba labiausiai neveikia jūsų žaidime, nors turėjo veikti? Mes buksuojam su 3 ketvirčių žaidimu. Tai tas, kas supranta, tas aiškiai matos. Rungtynėse manau, kad turim ką pasiūlyti. Ir šiandien rodo, kad turim ką pasiūlyti. Truputėlį trūkstam kantrybės raudonoje zonoje atakuodami. Ir sakyčiau, šiandieną truputėlį griuvo disciplina. Viskas, panašu, kad viskas, įsispyrė Vilkai užribį ir tai yra pergalė. Wow! Kokios rungtynės šiandien, nervingos tikrai, geros, įnirtingos.